Trumpai pasakysiu taip, iš tiesų dviratis labai smagu, panašiai kaip su slidėm nuo kalno, leki ir kaip to Sipavičiaus dainuoja, kaip sakant, lekiu nuo kalniuko su vėliu, kaip dviračio parkavimą už tai niekas neprašo pinigų. Tiesiog tai kainuoja 0 litų ir aišku dar su sąlyga, kad reikia tikėtis, kai jį ten ir rasi tą dviratį, kur pastatė. Tik nereikia apsirikt, kad dviratis tai yra parkavimo problemų sprendimas. Anaip tol, iš tikrųjų. Nes jau mano, sakykime, kolegos, kai kurie jau susirūpinę, kaip čia dabar su parkavimu biure dviračių, jau rezga planus. Nes tai yra šiaip ar taip vis tiek daiktas, kurį nesinori numesti bet kur, o jam vietų pas mus niekur nėra. Manyčiau, kad gal ir nebuvo akcijos tikslas įrodyti, kad mašina yra blogai. Mašina šiaip ar taip yra gerai ir galbūt su mažamečiais vaikais ar gyvenant net ir kažkur tai toliau, jo sunku visiškai atsisakyti yra. Ir jeigu tik tai leidžia galimybės ją nusipirkti ir dar įsipilti ją benziną, tai ir smagu važiuoti. Aš, pavyzdžiui, kai mes netaip toli gyvenam, mėgdavau grįžti pėstute iš darbo į namus. Ir viso šito dalyko malonumas yra, kad gali užeiti į vieną parduotuvėlę mieste, į kitą, į trečią, apsidairyti, gal kažką ir nusipirkti. Tai važiuojant su dviračiu, tai tas malonumas dingsta dėl to, kad paprasčiausiai nėra kur to dviračio pasidėti prie mažų parduotuvėlių. Čia toks neigiamas aspektas. Kas nebandęs vežti vaikų, reiktų pasakyti, kad kai važiuoji su vaiku, tai nėra tai sunkiau kažkas. Tai važiuoji taip, kaip ir vienas važiuotum, to vaiko kaip ir nesijaučia ir tos kėdutės. Bet užsėdimas yra sudėtingesnis ir dviratis praranda stabilumą. Nu gerai, bet visą dieną filmavo, o kai pabuvom labai ilgai, tada buvo tamsu, kai važiavom su dviračiu, tada susmigau. O Julytei pamačiau, kad Julytei dega šviesa ant kėdės.